Sveiki Evangelijos be cenzūros žiūrovai, sveiki Rolandai. Sveiki Radai, sveiki brangieji. Ir pagaliau mes susiorganizavom išeiti į laidos eterį, nes pasilgau iš tikrųjų to buvimo Rolandai su tavimi ir bandymas šitoj laidoj viens kitam pareikšti klausimus, ne pretenzijas, bet kad mūsų žiūrovai išgirstų, kaip mes su tavim bandome išrutuliuoti sudėtingus galbūt pamastymus, kurie yra užrašyti vienoje iš knygų, kurios mes pastoviai semėmės ir padiskutuojam apie pasaulinius įvykius. Iš tikrųjų ir mūsų laida neveltui yra kanalas pavadintas Evangelija be cenzūros. Turbūt kažkam pasikartosim, kažkam ar ne, bus nauja. Kodėl be cenzūros? Dėl to, kad verčiame save mąstyti, užduoti klausimus, drąsiname save, ar ne? Patys save drąsiname ir jūs taip pat drąsiname mąstyti, užduoti klausimus, skaitant Bibliją arba Šventąjį raštą, arba laiškų ir raštų rinkinį, ar ne, sako biblioteka. Tai iš tiesų mes matome daug prieštaravimų teiginių ir ypač Naujojo testamento kontekste, ar ne, yra daug tokių teiginių, kurios, kai neturėjom drąsos, mes viską priėmėm, kad taip reikia priimti, taip ir amen, nieko čia kito. Tai gavom šiek tiek drąsos ar dar kažko ir sakom, kažkaip netinka iš tiesų, jeigu taip žiūrėti kritiškai, blaiviai mąstyti, ką mokino mus ir Kristus. Sako, mąstykite, ar ne, sako, mąstykite. Ir tu pastebėjai, kad reikia skaityti ir pažiūrėti iš tikrųjų kritiškai ten, kur mes buvome ir dažniausiai mes patys analizuojam savo gyvenimą, kur mes buvome, kodėl tos aplinkybės atvedė mus į tą galbūt laiką, į tos įvykius ir padarom šią dieną, mes analizuojam, vertinam. Tai šiandien mes toj laidoj galbūt, Rolandai, ne apie save, dar mes drąsos neturim atvirai apie save šnekėti, bet pakalbėkim vis dėlto kaip tikėjimo žmonės, kada mes turim tą tikėjimo bagažą, nes mes skaitome ne tik tai šventuosius raštus, bet domimės ir įvairia istorinė literatūra, kuri iš tikrųjų prieinama dabar tiek tinklalaidėje arba kitose internetiniuose portaluose ir mes matom, kad ne viskas taip gražiai surėdyta, kaip šitoj knygoje skaitom vienapusiškai. Ir šiandien galbūt kai kurios istorinius momentus, kalbėdami su tavimi, mes paliesime, o kodėlgi tos priežastys įtakojo ir jos iš tikrųjų, galima sakyti, nereikia judinti istorijos, nereikia žiūrėti, bet iš tikrųjų dideli dalykai, jie ir buvo pradėti, kurie galbūt, kaip mes tai matom, ir tęsiasi, ar juos reikia šiandien keisti. Vienas iš tų klausimų bus. Čia dideli dalykai vykstant, pradedant nuo mažų dalykų pradedant. Bet matai, istorija kaip ir su Biblijos tekstų vertimais yra. Istorikai irgi tarpusavį dažnai turi pastebėjimo, kad vienas taip interpretuoja istorinį įvykį arba laikmetį, arba faktą kažkokį tais, kitas dar kitaip. Tai aš vėl grįšiu prie to, kad ką Jėzus ir mokino, sako, mąstykite, žiūrėkite, kokie vaisiai yra ir iš to, ir iš to. Taip, įvykius mes tiesiog istorinius galim sakyti, taip įvyko, bet iš principo mes tiek turime mąstyti, padaryti išvadas. Buvo tai, bet ko iš tikrųjų mes siekime. Tu sakai, mes neturime drąsos, dar kažkiek tai kažkur. Aš manau, kad mes jau pakankamai įgijame drąsos ir pažinimas, ir klausimų, sakykime, turinys, jisai keičiasi, jisai gilėja ir tai yra normalu, tai yra procesas, kaip ir yra pagal Jono Evangeliją parašyta, ne? Sako, amžinasis gyvenimas, tai yra pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstą į Sūnų Jėzų Kristų. Tai nuolatinis procesas ir atsinaujinimas. Ir Paulius savo laiškuose sako, atsinaujinkite, mąstykite, keiskite savo mąstymą. Tai vyksta metanoja, ar ne? Tai jeigu jau palėtėm su tavimi, kad istorija jinai yra svarbi, iš kur mes semėmės ir galim pasižiūrėti netgi tuos įvykius politinius, kurie šiek tiek liktai visi karai nutylo, nors jie vyksta dabar netgi šitame realiam laike, bet informacinis laukas toks liktai aprimęs. Bet vėlgi iš istorinio artefakto pakelti duomenys ir galbūt žiūrovai, galbūt ir tu esi girdėjęs apie Abraominį susitarimą tarp Izraelio
Amerikos ir kai kurių arabų šalių, tas vadinamas susitarimas taikos. Juk tai yra grindžiama Senuoju testamentu ir Naujuoju testamentu taip, kaip liktai bus išprognozuota Kristaus atėjimas ir šitie dalykai, kokie jie bebūtų mums, galbūt vieni, kurie netikė, sakys, na, tai nėra pagrindo remtis, bet didžioji politika ir Trumpo politika tą mum ir parodo. Glaudus santykis su Izraeliu, glaudus santykis kai kurių netgi senatorių, kurie turi tą palankumą Izraeliui, yra didelis lobizmas. Netgi šitas karas, kuris buvo jau visi viešai yra pripažinę ir pats Trumpas yra pasakęs, jeigu ne Izraelis, jisai nebūtų pradėjęs šitą karo. Nors tu vieną kartą esi paminėjęs, Trumpas atėjo kaip taikdarys, sako, aš... Reikia prisiminti, kad savo rinkiminį kampaniją jisai pasakė, kad bus orientuotas į vidaus politiką ir ne vieno karo nepradės. Jisai stabdo. Tai vėlgi grįšiu prie to pačio mūsų lyderio, mūsų įkvėpėjo Kristaus, kuris sako, žiūrėkite, kokie vaisiai, iš vaisių pažinsite. Tai man daug ką pasako, kad žmogus tiesiog vieną galvoja, vieną trečią sako, dar ketvirtą daro, arba vieną antrą trečią. Jo, bet iš principo, tu vėlgi grįžti į Senąjį testamentą, abraominiai susitarimai, iš kur jie kyla, iš Senojo testamento ir vėlgi mes tokiam dualizme. Truputį gyvenam Senajam testamente, arba dalis pasaulio gyvena Senajam, dalis jau Naujajam testamente, ar ne, po Kristaus prisikėlimo. Ir čia šitoj vietoj, sakykime, galima Izraelį pateisinti, nes religinė teologija, jinai sako, mes dar gyvenam Senajam testamente. Bet ką mes veikiame, kurie vadiname save krikščionimis, tai kur mes gyvenam? Kartais Senajam, kartais Naujajam. Tai vėlgi noriu priminti ypatingai Pauliaus žodžius, kur ir aiškiai keliuose laiškuose jisai pasakė, kad nebėra Kristuje nei graiko, nei žydo, nei lietuvio, nei dar nei vyro, nei moters, nei laisvo, nei vergo. Tai yra naujas kūrinys Kristuje Jėzui. Tai yra visa žmonija. O jis yra, sako, visų tėvas. Galų gale reikia vėlgi atnešti tą žinutę tam suvokimui ir pamastymui mūsų klausytojams ir visiems kitiems, kas vis dėlto yra kūrėjas, kas yra Dievas arba aukštesnysis protas, kaip išmano, ar ne, taip ir jį pavadina. Kas jis yra? Kristus jį atskleidė kaip tėvą. Tai mes galėsim šitą... O jis yra visų tėvas. Klausimą paliesti, tu gali pasiruošti. O aš pridurdamas galiu tokį ir žiūrovams, ir čia Rolandai tau pamastymui, o kasgi būtų iš tikrųjų, nes tai yra istoriniai faktai, 397 mūsų amžiaus metai, tais metais yra Senas testamentas, kanonizuojamas ir sujungimas su Naujuoju testamentu. O aš klausimą tokį užduodu, o jeigu mes būtume atsisakę Seno testamento, jeigu mes būtume gyvenę tai, ką mes turime apaštalų parašyta arba datuota po Kristaus nukryžiavimo kaip geroji naujiena ir nebūtume lindę į tą vadinamą, aš galbūt grubiai pasakysiu, į judėjų folklorą, kuris tiesiog buvo iš pradžių atmestas, o po to inkorporuotas į mūsų krikščionišką gyvenimą. Tuo labiau, kad mes žinom, žydai yra monoteistinio tikėjimo, jie iš viso nepriima mūsų Kristaus. Ir mes kažkaip tai bandom šitoj paradigmui krikščioniškoj ir šitam visam dabar išviešintam informaciniam lauke tos polemikos ir kyla. Ar mes teisingai, ar mes neteisingai, kad mes nepalaikom žydų veiksmų. Juk galima, jeigu taip imti, kaip ir daugelis žmonių, tu pažiūrėk, kokios reakcijos yra. Jos neaptarnauja Europos restoranuose. Jos yra tas vadinama priešpirša, tik tai jau praeitoj laidoje atsiminė, aš sakiau, kad tas naratyvas arba tas baubas, taip aš galvoju, jeigu tai būtų kita tauta, galbūt
būtų atrastas tas vadinamas atpirkimo ožys, kuris Senam testamente irgi pas žydus buvo, visus nuodėmes uždėdamas ir paleisdavo jį. Viskas liktai sukasi apie tą, kažkas tai turi būti prisijimti tą kaltę. Nu, aš nežinau, čia teologų galbūt klausimas, galbūt mes galima jį net nekelti, nes jis yra toks labai skrupulingai ir jautriai analizuojamas. Kodėl tai vyksta? Kodėl mes, tarkim, tu jau paminėjai, skaitydami Seną testamentą, mes nugrimzdame į kažkokį sąvadą traktatų, aš negaliu pasakyti, kad tai yra blogas dalykas, bet mes, jeigu imam kaip bendruomenė arba kaip bažnyčia visuotinė, tarkim, netgi kalbėkim, mes su tavimi esam, sako naujas kūrinys, mes esam jau Dievo šventykla, ne? Ir tada man reikia tą išsiaiškinti, ar eina Kristaus evangelija ir jo atnešta žinia evoliucijai šitoj visoj, tai yra malonės evangelija, ar aš, tarkim, tada įgrimdęs esu į Seno testamentą arba į Biblijos mokymą, kuris yra įstatymai, darbai ir galim išvadą padaryti baimę. Kodėl žmonės eina į bažnyčią? Vieni jų gali pasakyti, man taip gerai, bet juk jeigu mes nesam akli arba nekurti, tas pats internetas daug pavyzdžių ir kalba apie žmonės, kodėl jie neina į bendruomenės. Čia galbūt jau kitas klausimas būtų. Tai čia jau tokių nemažai keletą tų. Mes su tavim praleidom 3 savaitės komunikuodami tik telefonais, kada aš tave pamatau ir mes čia įsijungę, atsidaro mūsų čakros. Mes kažkiek tai eleksyro to paleidžiam atvirumo, kaip sakom, kiek mes galim sau leisti ir drąsiai pasakyti, bet juk tame ir yra, juk yra ta tiesa. Iš tiesų, aš iš tiesų ir labai džiaugiuosi, kad mes turime tą galimybę išeiti į eterį ir kalbėti ir kad mes turime tų klausytojų, kurie iš tiesų klauso mūsų mintis, daugiau palaikančių, mažiau ten, sakykime, kurie galbūt oponuoja, bet viskas yra priimtina ir palaikantis, ir oponuojantis, nes oponavimas jis irgi verčia mus giliau pasižiūrėti, galbūt požiūrį pakeisti, viskas čia yra gerai. Bet aš galbūt grįšiu prie tavo ten tų prieš tai teiginių, ten susitarimai, karai, kažkokies dar pasirinkimai. Bet tu supranti, kas yra, kad krikščionybė arba žmonės, kurie save vadina krikščionėmis, turi kažkaip tai prieiti vieno tokio supratimo ir apsisprendimo. Tai kas jie vis dėlto yra Kristuje ir kiek jie laiko yra Kristuje ir kaip jie nori gyventi. Ar nori gyventi pagal Senąjį testamentą ir sako, jūs jau esate pasmerkti pagal jį, nes aiškiai buvo Mozei pasakyta, kad tai yra raštas, kuris yra prieš jūs. Galų gale ir prieš tas pats raštas, tautą, ir galų gale tas pats raštas istoriniam faktė paguldytas į kur, į karstą, aišku, kitaip vadina. Tai vėlgi, tai raštas yra prieš jūs ir Jėzus, jisai priekaištavo, sako, jūs ir patys nesilaikote įstatymo, kurį Mozė jums davė. Apaštalai irgi, mes matom, nepavyko. Dabar jeigu žiūrėti apie šiuolaikinę krikščionybę, irgi bando tą dalį Senojo įstatymo pritempinėti, kažką daro, bet ne viską. Bet Jokūbas irgi aiškiai pasakė, jeigu nusidedi bent vieną įstatymo raidį, esi kaltas prieš visą įstatymą. Būkite malonus visą įstatymą ir vykdykite, o jis yra pakankamai sudėtingas, net patys, sakykime, uoliausi žydai, jie jo nesugeba išlaikyti, jie jį apeidinėja, jie prisigalo visokių poįstatyminių aktų, kaip apeiti, kaip ten kažkas turi už jos kažką padaryti, paspausti ten ir kažką mygtuką, dar kažką, jie tipo nedirba, manipuliuoja. Ką mes matome ir šiandien, sakykime, ir visą žmoniją bando įtraukti tas savo, sakykime, manipulacijas. Vėlgi, Jokūbas tas pats sako, iš kur tarp jūsų kyla šitie kivirčiai, ginčiai, karai, iš kur? Iš jūsų užgaidų, iš jūsų įnorių. Ir čia šitai vietoj ir susiduria 2 sampratos – senoji ir naujoji. Tai galų gale mes kažkada supratom ir statydinam save naujoj sandoroj, Kristaus ar ne sandoroj, Naujam testamente su naujų matymu ir čia mes augome ir, sakykime, tame pažinime ir judame. Kaip žmonės juda, mes matom. Iš čia ir yra didžiausias turbūt konfliktas, kad truputį iš ten. Nėra to tokio. O kodėl tai yra? Dėl to, kad kaip ir tu ir paminėjai,
Viskas sudėta į vieną biblioteką. Jeigu anksčiau, sakykime, vėlgi grįžkime prie pirmųjų, ar ne, bažnyčių po Kristaus, taigi buvo tik laiškai. Susirašinėja laiškas ten, laiškas šiam. Jie neturėjo viso šito rinkinio, kad skaitytų ir viskas sakytų, jo, čia viskas absoliučiai teisinga ir viskas taip sudėta, nors daugelis prieštarauja teiginių vienas kitam. Nu tai teisingai ir prieštarauja. Tada kada buvo rašytas, kam buvo rašytas šitas laiškas? Kaip Paulius sako, parašė tam, sako, būtinai pasidalinkite, perduokite anai ir kitai bažnyčiai. Ne visą Bibliją su kažkur 66, kažkur 75, kažkur dar kažkiek kanonizuotų knygų. Mes jau turėjome ir svečiuose, ar ne, kleboną Mindaugą. Tai irgi klausimas buvo, tai kurios yra teisingesnės Biblijos rinkinių, žinai, tas versijos su 66 ar su 75, ar kiek ten yra tų kanonizuotų knygų. Tai va, tai čia vėlgi mes labai įsiveliam į tokias detalės, bet iš principo, ką aš noriu vis tiek grįžti, visų, sakykime, esmių stuburas Naujam testamente, ką mes matom. Tu paminėjai žodį malonė, aš jį sutvirtinsiu, tai yra meilė. Ir fokusuotis visas yra apie meilę. Ir Jėzus davė įsakymą, aš sako, jums duodu įsakymą, mylėkite. Nežudykite, ne karus kelkite, bet mylėkite vienas kitą, būkite vieningi, iš to ir pažins žmonės, kad esate mano mokiniai. Ne iš to, kad jūs mokymais žeminsit vienas kitą arba įrodinėsite. Mums iš tikrųjų galbūt ir sudėtinga yra, kada mes jau pilnai buvom susiformavę savo tos įvaizdžius, provažius apie Dievą ir mes jau tikėjimo kely, kada daug knygų perskaitėm, mes galbūt dar ieškom tų atsakymų ir gaunasi, kad pasakys žmonės, čia nieko blogo, mes einam į savo susirinkimus, mes laikomės kažkokių tai dalykų, kurie galbūt, taip gal pasakys, apsaugo tą žmogų nuo kažkokių tai galbūt sprendimų, bet va čia dabar tas mūsų žodis malonė, kurį irgi kritikuojama yra, kad malonė daryti bet ką arba pasileisti. Aš manau, kad malonė tai yra Dievo dovana, nes jisai panorėjo, kad mes būtume priimtini ir kada tą suvokiam, vyksta ta vadinama metanoja, vyksta pokytis viduje žmogaus, jisai gali įvertinti aplinkybės ir šiuolaikinę aplinkybę, kuris bebūtų ir koks jo būtų statusas, nes mes matom, apaštalas Paulius apeliuoja netgi tie, kurie vergai sako, pasilikite. Čia buvo ta vadinama ta istorinė konstrukcija, kurie buvo taip surėdyta. Šiandieną mes iš tikrųjų esam tokie laisvi pasirinkti jogą, pasirinkti meditaciją, pasirinkti bet kokį tikėjimo išpažinimą, bet mes apeliuojam. Jau esam ne pirmus metus įtikėję ir mes dalinamės tą žinią, kad reikia atnaujinti kaip ir procesus savo mintyse, pažvelgti, kur istoriškai buvo klaidos ir įvertinti šį laikmetį. Kas mūsų supa? Mūsų supa informacija, mūsų supa įvairovė, juk nieko nesiskiria. Istoriškai Romos imperija dievų buvo krūvos. Ir iš tikrųjų istoriškai netgi krikščionybė, vienas iš tokių faktų, kurie galbūt domitės istorija, aš atradau, kad iki Nikėjaus soboro buvo dvi bažnyčios. Pripažinta ir nepripažinta bažnyčia, kuri buvo išlaikoma Romos imperijos, teisingoji bažnyčia, ir tie, kurie, kaip tu paminėjai, ir netgi kaip sakant, valstybinė bažnyčia ir privati bažnyčia. Jo, ir mūsų laidoj daktaras Saulytis irgi yra paminėjęs, kad net kai kurie atvažiavę į soborą, jie neturėjo, kiekvienas laikėsi savo laiškų. Čia tas parodo, kad viskas egzistavo ir kaip išpažinimo tikėjimo puikiausiai bažnyčios augo ir Konstantinopolyje tų nelegalių bažnyčių, kurie laikėsi apaštalų mokymo, buvo žymiai daugiau. Ir tada į areną ateina Konstantinas su savo mama, kurie pridarė tų vadinamų bėdų. Sakome, ne istorija, jinai neturi kažkokio
atoveiksmę, viskas turi atoveiksmį. Ateina kryžių garbinimas, ateina tų pačių ikonų garbinimas, nes Konstantinas, jis laikomas kaip tikėjimo, bet jisai visiškai buvo atmetęs tikėjimą, mama tai buvo iš viso baisesnė už jį. Ten istoriniai faktai kalba, tai kada mes tokius dalykus skaitome, arba mes neskaitome ir nežinome, sakom, viskas gerai čia su mumis yra. Bet kažkokie tai, juk, žiūrėk, į bažnyčią žmonės juk nevaikšto, man atrodo, vieną kartą irgi sakiau, bet jie turi tą vidinį suvokimą, kas yra Dievas ir kas yra, tarkim, ne Dievas, ne? Arba tos destrukcinės jėgos. To vidinio sutarimo arba suvokimo, kai jau ir taip yra pasakyta, kad, sako, aš įdėsiu jų širdis, savosios dvasios, sako, aš įkvėpsiu jūs ir kiekvienas tai supras, suvoks, daugiau mažiau. Kiek jisai gyvens tame suvokime ir kiek jisai tą pažinimą ar tą suvokimą augins savį, tai čia yra kitas klausimas. Bet čia ir yra tas suvokimas, kas tu esi arba kas žmonija tapo po Kristaus prikėlimo. Mirties. Čia šitas esminis klausimas. Kai tu šitą išsiaiškini ir supranti, kas tu esi Kristuje ir visa žmonija, tai tada tau nelieka, atpuola daug va šitų visų tokių išvardinai, su darbų ir su istoriniai faktai, ten vienokia bažnyčia, valstybinė ar privati, ten, ir iš kur kyla, tie piktinasi ant tų, tada persikami, tai iš kur kyla, tie kovojate, neturite, kariaujate, pykstate. Čia Jokūbas apie tai ir rašo. Bet turbūt mūsų pagrindinė žinutė per visus šitos metus, kiek mes šiandien, čia ir yra, pirmiausia, atskirti, kada prasidėjo Naujasis testamentas. Ir dar vienas dalykas, suvokti, kad senas įstatymas, jisai nebegalioja įsiteisėjus naujam. O dažnai, ką mes girdim, naujas papildo ar tik sustiprina dar, vėjai, supranti, yra absoliutus vėjai, kai tu aiškiai supranti, kas vyko po Kristaus prisikėlimą, sako, visa žmonija, kaip per vieną mirtis ir pasmerkimas, tai per kitą žmogų visiems išgelbėjimas ir išteisinimas. Ir dar laiške Korintiečiams 2 ar ne, ir 5 skyriuje, 2 laiškas Korintiečiams 5 skyriuje, ir sako, kad o jis mirė už visus. Ir visi yra jame mirę. O jeigu jis mirė už visus, tai tas, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. O mes visi esame Kristuje. Nori tu to ar nenori. Ir čia dar grįšiu prie turbūt malonės ir įstatymo. Turbūt reikėtų labai labai aiškiai pabrėžti ir mums įtvirtinti, gal nereikia, mums jau nežinau, nebent tau, bet žmonėms, kurie galvoja, kad jie tikrai teisingai supranta. Kas yra įstatymas, tai reikia suprasti, kad įstatymas yra reglamentuotas taisyklių ir visokių nurodymų rinkinių. Tai yra, tu turi atlikti, kad kažkas įvyktų. Tai yra, viskas prasideda nuo tavęs. Kaip tu atliksi, toks tau bus rezultatas. Čia yra įstatymas. Elgsis tinkamai, grąža bus atitinkama. Čia yra įstatymas, čia yra normalu. Mes irgi važiuosi pagal taisyklės, negausi mokesčio, ar ne, sakykime, ar ne? Abonentinį nesusimokėsi. Važiuosi, viršysi greitį, turėsi rezultatą. Tai yra įstatymas. Bet tada kas įtakoja šiuolaikinį žmogų? Tarkim, jeigu atmeskim įstatymus, nes niekas nesilaiko įstatymo, juk vis tiek daro kaip tu pasakyti, galbūt jo, iš tikrųjų būtų ir teisinga pasakyti, kad niekas, nes Jėzus pasakė, kad niekas iš jūsų nesilaiko, bet bando. Bet tu supranti, kas yra, kad įstatymo besilaikantis žmonės kažkokia apimtimi bando jį vykdyti, tada kas atsitinka, tada žiūri į tave, kad tai, ką aš darau, sąžiningai pagal įstatymą, o tu tai nedarai, jau aš tave natūraliai pradedu smerkti, teisti, vertinti, aš tai darau. O jis tai nedaro. Tai reiškia, aš jau esu geresnis, aš priimtinesnis Dievui. Ir tai jam garantuoja. Ir tai tarsi jam jau garantuoja kažkokią tai vietą. Nors Jėzus pats irgi pasakęs yra, irgi toje pačioje Evangelijoje pagal Joną, kad sako, jūs nagrinėjate raštus ir galvojat, kad ten atrasti amžinai gyvenimą. Tu sakai, o tą rašto vietą Jėzus palyginimą, kad sako, žinai, kodėl, sako, tu davėjai tiems, juk mes visą dieną varėm čia, dirbam, marėm, ir tu pini.
Aš manau, kad tam yra, kad nėra skirtumo. Tai čia jau malonės pavyzdys yra, kad nepriklausomai nuo tavo įdėto laiko, pastangų. Čia yra malonė. Tai yra ne tavo rezultatas, tai yra davėjo arba pinigus mokančiojo malonės reikalas. Aš noriu duosiu tiek, bet ne mažiau kaip susitarėm. Supranti, kas ir yra. Aš galiu duoti daugiau. Ir tu man nepapurkštus, nepapriekaištaus. Va čia ir yra tas suvokimas, kad iš įstatymo, kada žmogus pozicijų žiūri, jisai lygina darbais. Va aš tiek padariau, tas tiek padarė. Ir tada to aš geresnis, nes aš kažką daugiau padariau. Kaip ir mes kalbėjom, tai nieko nereiškia. O malonė, va čia ir yra, kad o malonė tai yra dovanai, sako, kad niekas nesigirtų, kaip ir amžinasis gyvenimas per Kristų tie dovanai kiekvienam. Bet tada čia ir malonė ateina ne iš tavęs, bet iš to, kuris suteikė ją. Ir tada tas, kuris suteikė, įvaizdis, kurį Dievą mes pažinome arba mes jį tokį sutikome ir formuoja adekvačiai tą atsakymą. Čia galima piešinį gerą nupiešti. Įsivaizduok, jau tu daugiau mažiau suvokiai, ne? Suvokiai, kad malonė, gerai, aš jau tu esu iš malonės priimtas. Aš jau esu iš malonės priimtas, okei. Bet kas tavo galvoj, toj, sakykime, su dvigubom smegenim pasidalyjusiam, kur tavo ir įstatymas dar per tiek amžių įgręžtas, tau norisi tada matyti ką? Aha, gerai, malonė, sutinku. Bet tėvą įvaizdį tu matai ano dar seno, kuris ir baudė, ir pavydus, ir naikinanti ugnis. Ir keršijantis iki 4 kartos. Supranti? Skaitykime, kokį tėvą mums rodo. Tik tai klausimas, kieno tėvą? Jėzus aiškiai pasakė, kieno tėvas ten yra. Tam pačioje Evangelijoje pagal Joną. Jis pasakė, kad jis nuo pradžių yra žmogžudys. Kas? Velnias. O jūsų tėvas, sako, yra velnias, kai jisai diskutuoja tą temą. Tai, ir tu žiūri, o jisai sako, o aš vienintelis apreiškiau jums tėvą. Ir aš elgiuosi taip, kaip matau elgiantis ir mačiau elgiantis tėvą. Tai dabar ir užduokime savo tokį, labai paprastą klausimą. Pastudijuokime Kristaus gyvenimą, pastudijuokime Kristaus mokymą ir visas idėjas, kurisai, ir kiek jame atrasime smurto, kiek pasmerkimo, kai jisai, mes dažnai kartuojame, jeigu sako, jūs skaitėte, buvo parašyta, kad savą mylėk, priešą naikink, žudyk, ar ne? O aš jums sakau, savo mylėk ir priešą mylėk, pavalgydink, pamaitink ir aprenk. Tėvas duoda lietų ir geriems, ir ne visai geriems. Čia tu cituoji Senų testamentą, reiškia gerai yra? Ne, čia jau yra naujas. Jėzus sako, mano dangiškasis tėvas, jisai duoda visiems. Saulė šviečia ir tiems. Norėjo parodyti įvaizdį, kad tėvas neskirsto geresnis, blogesnis. Tavo elgesys taip, jisai yra tam tikra, turi įtaką. Bet tavo elgesys santykiui su Dievu, kas yra pavojinga, kad galvojame, kad mūsų elgesys kažkaip įtakoja tėvo santykį į mus. Jis ten labiau mylės ar labiau nemylės. Čia vėl pavojus yra. Kaip ir šeimoje dažnai būna, ne? Tai taip išeina, mylimieji, kad problema yra ne todėl, kad žmonės neseka, o netgi ir palieka bažnyčias arba bendruomenės. O problema yra tame, kokį Dievo įvaizdį jie gavo suformuotą savo protose ir kokį jie pažino. Ir čia turbūt yra pati didžiausia bėda, kodėl mes nenorime eiti, nes mes arba ten girdime pasmerkimą, arba mes nematom statydinimo, kas yra Kristus. Nes mes, kada tos pirmus žingsnius tikėjimo darėm, iš to galbūt tikėjimo nepilna vertiškumo arba informacijos neturėjimo buvo pagrindiniai žodžiai – Dievo meilė ir Kristaus malonės evangelija. Ir to pakako žmonėms, kada jie eidavo, ieškodavo šitų žodžių, kas juos ištars. Laikmečio bėgyje viskas matot, kaip keičiasi. Tai galbūt mes tą pirmą dalį tokia šiek tiek galbūt peršokom ir galima tada užduoti klausimą ir mūsų žiūrovams, ir tau tada, Rolandai, nes jisai, pas mus kito nėra, kas diskutuoja, kokia tada turi būti šiuolaikinė bažnyčia, ką jinai turi padaryti, nes mes matome pasaulinės bendruomenės ir kai kurie didieji tikėjimo vyrai,
iš lėto matau, stebiu, jie kalba, kad turi būti kažkokia reforma, kažkas turi įvykti, nes mega bažnyčių laikas baigėsi, ateina kažkoks tai naujas laikas, aš galbūt pamąstymus tik su tam dalinuosi, vat kaip buvo tada, pačioj pradžioje iki Nikėjos, kada buvo ta vadinama nematoma bažnyčia, neoficiali, kada žmonės patys nešė savo santopą, statėsi bendruomenės ir tai istoriniai faktai, kad Konstantinopolis, turėdamas neoficialių bažnyčių, šokiravo, kad sako, jų yra daugiau negu tos oficialios. Reiškia, bandymas suvaržyti arba kanonizuoti tai, kas yra neveiksnų ir mirę, kas yra tamsa arba dvejonės, žmogus juk jis labai greit atsirinka net ką žiūrėti, kokią laidą. Ar jisai sporto žiūrės, ar žiūrės kažką tai negatyvo, jo yra pilna laisvė pasirinkti ir komunikuoti tą tiesą, kurią su vėliavo masikuoja šiuolaikinis medija, pasaulis arba patiktukai, įtokatukai, tie, kurie atneša. Mes su tavim nešame tą žinią, irgi galbūt gręždami kažkam tai nemalonę tiesą, kaip liktai čia mes... Tu supranti, mes nešam tą žinią, kuri išlygina kiekvieną žmogų prieš žmogų. Nėra aukštesnio, žemesnio. Va čia yra problema. Ir kas yra su tai žmonėmis, kurie labai uoliai laikosi įstatymo arba galvoja, kad jie laikosi įstatymo, jie labiausiai yra tie nuožmus ir labiausiai vertinantis. Kitaip sakant, dar teisinti žmonės. Vat kas yra. Kodėl taip įvyksta? Nes aš tai darau, o jis tai nedaro. Ir kokia čia malonė dabar, tu supranti, koks čia išgelbėjimas, bet vėlgi, tu net tada nepagavai minties, kad tavo išgelbėjimas ir tavo dovana yra amžinasis gyvenimas. Ne dėl darbų, bet tarsi kažkur tai vėl dingsta, nes žmogus iš įpročio arba iš baimės, arba taip išmokintas, jisai daro darbus, nes į bažnyčią kodėl ėjo žmonės, reikėtų turbūt irgi padiskutuoti. Mano manimu, tai didžioji priežastis arba inspiracija tai buvo nepatekti į pragarą menamą. Nu tai nueisiu į bažnyčią, kažką padarysiu ir spėk iš vieno karto, ar tai tikėjimas vedė žmogų, ar baimė. Baimė. Tai va, tai žmogus ėjo iš baimės, kaip tu sakai, laikai keičiasi, informacijos rautas didėja, žinių atsiranda, tu pradedi žiūrėti, pradedi suvokti, galų gale ir suvokimas ateina kitoks. Pažiūrėk, kaip mes šiandien skaitome raštą, analizuojame ir jau drąsiai, sakykime, kvestionuojame kai kurios punktus ir sakom, kad čia netitinka to įvaizdžio. Pasižiūrėti į graikišką originalą. Ir daug vertimų, tu gali originalą bandyti žiūrėti ir tada pasižiūrėsi vieną žodį, o ten to žodžio sąvokų yra apibendrintų, kiek, tada žiūri kontekstą, ką nori pasakyti. Ir jeigu tu kontekste matai Dievą, kuris ir baudžia, ir žudo, ir gyvenimą teikia, nu tai tu turi didelę rimtą bėdą. Ir čia buvo pavyzdys mūsų bendruomenės rate, buvo kalbama ir tema apie kančią. Ir galbūt iš tikrųjų įdomiai ištransliuota buvo apie kančios žodžio prasmę pačią. Jinai pakeičia iš viso fokusą ir spektrą į daugelį dalykų, nes kančia mūsų tautosakoj ir tauto yra vargas ir vienas kultūrėlė. Tai turi omeny kančia kaip pasipriešinimą. Jo, kad tai yra visiškai, mes galim giliau nelįst, bet tarkim, į viską šią dieną, jeigu mes norim pažinti tiesą, kad tiesa padarytų mus laisvus, mes turime, kaip jau ne vieną kartą sakėm, kalbėti iš istorinio konteksto, iš šiuolaikinio mūsų supančio pasaulio konteksto ir žiūrėti, kam, su kuo ir kodėl buvo. Matai, čia tu iškart man priminėjai vėlgi tą pačią Evangeliją pagal Joną ir pirmas skyrius yra, kad tiesa ir malonė atėjo per Kristų. Per Mozę atėjo tik įstatymas. Ir dargi pabrėšiu tiems, kurie labai jį myli ir bando jį vykdyti, jis yra prieš jūs, brangiai. Tu pažiūrėk į kamerą ir yra mirti nešančios raidės. Yeah. Ir Pauliaus laiške romiečiams irgi skaitykime, kad įstatymas tik tai sustiprina nuodėmės pažinimą. Be įstatymą aš nebūčiau pažinęs, sako, nuodėmės. Įstatymas skatina mane nuodėmiauti, o nuodėmės pasekmė yra mirtis. Suprantate, o be nuodėmės, sako, be įstatymo nuodėmė neturi jėgos. Nu tai skaitykime, ten, man atrodo, ar 7, ar kuris skyrius galiu atsiversti. Tai yra daug dalykų. Tai vat,
Va šitą reikia suvokti irgi momentą. Aš tai vat, mes tam ir kalbam, bet man vis va, tas toks klausimas neduoda ramybės. Nu, mes vis dėlto gyvenam tokiam laikė, kada mes jau dabar skaitydami matom, kiek bažnyčia tų vadinamų pakopų vystymosi ėjo, praėjo, tamsiausi tie laikai, po to buvo tie šviesesni ir kiek denominacijų atnešė kažką tai naujo. Netgi žiūrėdami šiandien kritiškai iš tos perspektyvos, ten jiems netrodė, jie nešė tai, bet pasižiūrėk, dabar mes gyvenam 21 amžiaus laike ir mes užduodam savo klausimą, kokią formą bažnyčia turi priimti. Ar jinai... Bet čia yra normalus procesas. Jo, į kokią formą aplamai susirinkimas kaip toks turi įvykti. Ką turi padaryti, nes mes analogų matėm. Ir daug formų, ir aš tau čia ant dienų siunčiau, kaip Amerikos baptistai, juodaodžiai švenčia. Tai lyg tai aš norėčiau tokio formato, to šlovimo, nes jisai užveda. Bet ar jisai mane padarys iki galo laimingų, kad ten pastoviai aš taip šokčiau be proto. Galbūt tada reikia būti jau nuo gimimo šito baptistų. Į kur mes einam, nes netgi jų salės parodo, ne, juk baptizmas, tas juodaodžių, dabar, kai rodo kamera, 15 žmonių, jie už 100 šoka, bet tu matai tuščias salės, tu matai netgi mūsų susirinkimų susirinka jau nebe taip, kaip ir anksčiau, ne? Tai čia yra visuotinis reiškinys, kad bet žmonės tikrai nesibūrė. Vėlgi grįšim prie tos pačios minties, kodėl būrdavosi tada, tai buvo, vienas iš pagrindinių baimė, nepatekti į pragarą, pagrindinė žinutė, tai reiškia atgimimas, iš aukšto, tu tik tada atgimsti, kai tu išpažįsti, kai tu priimi ir visą kitą, toliau nebeaišku, kiekvienas sugalvoja savo, kaip sakoma, veiksmus. Bet dabar ir pažinimas ateina vis labiau ir labiau įsitvirtina. Bet tada irgi buvo pažinimo troškulys. Bet tai tas pažinimo troškulys, arba pats pažinimo procesas, tai yra amžinas gyvenimas. Tai aiškiai pasakyta, kad amžinasis gyvenimas tai yra pažinimas. Tai reiškia, yra nuolatinis pažinimas ir jisai vystosi. Ir, sakykime, bendruomenės irgi transformuojasi, dabar grįšim prie bendruomenių. Tai natūralu, kad mes irgi tais 90 metais, ar ne, išgyvenome tą bumą, tą atsivertimą vadinamą, grįžimą prie to tokio gyvo tikėjimo santykio su Dievu, ar ne, tai visi nuo religijos tarsi bėgo, bet sukūrėm kitą religiją protestantišką, kur irgi įsitvirtinom, kaip tu sakai, iš pradžių buvo Kristus, išgelbėjimas, meilė, malonė, buvo tie žodžiai. Jeigu atsukti tą filmą atgal 30 virš metų, pamatytume, kaip mes buvome, kaip dabar kalbam, tik tai mes tada kalbėjom iš intuicijos, turbūt iš to tokio pagavos, bet ne iš pažinimo. Dabar jau mes kalbam bet buvom nuoširdus. Tai buvom nuoširdus, bet dabar mes iš tą turime ir jau pažinimą atstatėme, sakyčiau, daugiau mažiau tą teisingą kryptim, bet šitame tarpe tarp šito, sakykime, pirmos meilės ir šito, sakykime, dabar pažinimo per brandą, mes buvome prisūdyti įvairiausių mokymų, įvairiausių denominacijų ir persisunkė ir mūsų mokytojai lietuviai ir užsieniečiai, kurie vežė savo mokymus iš skirtingų denominacijų, nes mes buvom alkani tada ir gaudėm bet kokį užsienietį protestantą, kad tik mums papostringautų, kažką pasakytų, nes mes troškome pažinti natūraliai. Ir prisiurbėm. Taigi, kuo tu maitini save, tuo tu ir tampi. Kokią žinią žiūri, tai ir generuoji. Žiūri blogas žinias, fokusuojasi negatyvą, fokusuojasi Senojo testamento Dievo, kuris visus teisė. Jeigu tu būsi geras, tada jis tau bus geras, jeigu tu nebūsi geras, tada jisai blogas, tai tu lygiai taip pat elgėsi su žmonėmis. Tau kažką netinkamai pasakė, tu pasižiūrėk, kaip daugelis ir krikščionių atsako. Jie tik bažnyčiai kažkaip tai meilius veidelius nustato tokius, žinai, kaip batuoto katino. Išeina į gatvę ir pamiršta kažkodėl tais. Tai gerai, kas tai yra? Dėl to, kad teisė. Čia tai kažkaip tai negali savęs pasireikšti, apsimeti. Tai vėlgi veidmainystės procesas. Bet aš nekaltinu, aš tik sakau, kad žmonės būtų kritiškai savo nusistatę, pasižiūrėti į save. Ne į kaimyną kritiškai žiūrėti, bet pasižiūrėti, koks aš esu šiandien lyginant su savimi vakar, ar aš pajudėjau tą kryptimį. Tai Rolandai, žiūrėk, tada jeigu vis dėlto taip apibendrinus, kokią bažnyčią mes įsivaizduojam, arba, aš nežinau, kas po 3-5 metų gali įvykti, bet jeigu pagal mūsų
supratimą, taip kaip Kristus atnešė šitą žinią ir per apaštalus, tai matydami šiuolaikinį žmogų, kurį mes matome ir bendraujam, kuris galbūt visiškai nėra politiškai nusiteikęs būti bendruomenėse arba taip pozityviai išreiškiantis tikėjimą. Jų gyvenimai yra puikus, jie gyvena malonų gyvenimą, augina šeimas, jų bendravimas yra, kartais pastebi, kokį ten turbūt dievą, jokį dievą, vidinė ta kultūra, tada gaunasi ta dvejonė irgi. Tai ką mes tada darom, ką mes norim pakeisti, nes pagal Evangeliją visi yra išgelbėti. Tada kur tas modelis bendruomenės, anksčiau, kaip tu pasakei, iš baimės, iš alkio, šiai dienai šiuolaikinė bažnyčia netgi pavargo nuo tų analogų, ką mes matom užsienyje, ne? Nuo to cirko, kuris į bendruomenės cirka yra, šou ten yra. Žmogus lieka be atsakymų ir va čia yra pagrindinis tas klausimas, kokią formą tada mes turim priimti, ne pastate, kokią formą tada žmonės turi susitikti, ne, kad mes tam dviese bendraujam, mums yra malonu bendrauti. Reiškia, turi būti tokie žmonės, kurie taip pat pamastė, taip pat adekvačiai gali atsakyti į klausimą, tave nesmerkiant, ir tu tada su tuo vadinamo ta aplinka, tu gali jaustis patogiai, dar to labiau, tu gali bendruomeniai ką padaryti, kaip baptistai Amerikos. Jie šoka ir jiems yra gerai. Kas yra tas patrauklumas šiuolaikinės bažnyčios? Tai dabar žiūrėk. Tai žiūrėk. Gal pabandykim nuo tos minties pradėkime. Į kokį supermarketą tu neapsiprekinti? Kur tau yra geriau? Kur pigiau ar kur yra gražiai prekės išdėliotos? Aš labai subalansuotai. Ir pigiau kartais pasižiūriu, ir kur maloniau. Ir ten gali. Aš nesu tikrai dabar religingas ir įsikibęs į vieną. Aš turiu išskirtinai, bet aš vis tiek ir ten visur pasižiūriu, nes bandau subalansuotai gyventi, kaip ir krikščionybė iš tiesų. Bet grįžkime prie to, turbūt vėlgi apie bažnyčią kalbam. Mes labai susiaurinam, mano manimu, tą tokį fokusą. Tai dabar jeigu bažnyčia, tai vis tiek reikia kažkaip bažnyčia ir mes iš karto pastatas, salė, dar kažkas. Palauk. Tai yra tik tais pasekmė jau, kad ta salė. Bet pirmiausia, bažnyčia tai yra, tu pats prieš tai pasakėjai, jūsų kūnai yra šventosios dvasios šventykla. Reiškia, kiekvienas žmogus... Tai palauk, stop, tu pratė. Tai tas, kuris šventykla, kuris ateina į susirinkimą šventyklas, ar tas, kuris nežino Dievo, bet jis irgi yra šventykla. Jis yra šventykla, tik tais be, sakykime, šito ugne, kurio nėra užkurta ugnis. Smilkalų nėra. Ugnis neužkurta, arba šitas appsas neaktyvuotas, supranti, šitas. Tiesiog. Tai jeigu tai yra, kaip sakoma, ir Joelio ir apaštalų darbuose, antrose skyriuose, labai sutapimas abiejose skyriuose, antras skyrius, kad sako, aš išliesiu savosios dvasios visiems, ant kiekvieno kūno. Tai reiškia, kiekvieno kūno savo dvasia, tai fokusuokim. Dabar vyrai tie iš karto galim susilaukti pasipriešinimo. Tik palauk, išlieja į šventąją dvasią tik tie, kurie bažnyčiai. Ne, palauk, skaitykime apaštalų darbus. Kai Petras nustebo, jisai nieko nekalbėjo, jisai tik tai kalbėjo apie Kristų ir pamatė, kaip šventoji dvasia nužengė ant žmonių ir jie ten pradėjo, reiškia, kalbėti kitom kalbom ir visą kitą, šlovinti Dievą. Tai grįšiu prie to, kad pirmiausiai turbūt reikėtų sutarti ir, taip maždaug priimti už pagrindą šiandien, kad kiekvienas žmogus, atskiras žmogus ir atskira bažnyčia. Ir dabar klausimas, kokią bažnyčią turi rinktis. Tai va čia dabar yra kitas momentas, kad reikalingi mokytojai, kaip ir istorijos, matematikos mokytojai, biologijos mokytojai, fizikos mokytojai, kas yra labai svarbu irgi, ar ne, kvantinė fizika. Taip reikalingi ir dvasiniai mokytojai, bet nebūtinai tik tai išreikštai bažnyčia. Dvasinių mokytojų yra įvairių, bet bažnyčia irgi yra mokytojai, apaštalai, pranašai yra. Tai irgi yra žmonės, kurie gilinasi labiau negu galbūt kitas, sakykime, bendruomenės narys arba bažnyčia, kurie ateina į susijungimą, į ekleziją, ateina. Tai dabar kitas momentas.
Kodėl mes renkamės? Tai žiūrėk, tu sakai, vienas nori šokti labai stipriai ir visi kiti, o jeigu aš nenoriu šokti ir aš toj pačioj bažnyčioje, ar ne? Tu ilgai neišbūsi tu. Tai va, atsakei klausimą, aš pasipiktinsiu arba kažkuris iš jų pasipiktins ir skils bažnyčia, ką reiškia skils? Tai yra vėlgi nonsensas teisiamasis, kad tu vėl vertini. Aš tiesiog ne to temperamento, kitaip noriu tos saviraiškos ir aš ką darau, aš ieškau tokių žmonių, kurie turi atitinkamą temperamentą, kur man yra primtina, kaip apie tos supermarketus tu paklausai. Aš ieškau to, kur man maloniau, kur galbūt taip, bet aš nevertinu ir nenurašau tų kitų. Jeigu tie intensyviai šoka, tai jie blogi, jie neina į dangų, ne? O tie, kurie romus, tie eina į dangų. Nėra taip. Tai va čia ir yra esmė, kad bendruomenės arba kaip ir žmonės kur būrėsi, sporto šakų kiek, meno rūšių kiek, klubai įvairūs, čia ir yra bažnyčia, tik gal jie tai neįvardina kaip forma, bet tai yra susibūrimas žmonių, bendraminčių, klausimas aišku, kokias temas jie vysto. Čia kitas dalykas, kokias temas vysto, taip ir auga. Apie ką jie kalba, ar tai įdomi kalba? Bet žiūrėk, integracija, sakykime, tikinčiųjų žmonių, kurie pažįsta Kristų. Čia aš tiesiog mąstau garsiai. Čia aš dabar mąstau. Čia nėra jokių ten tų, kaip aš sakau, pasiruošimų ar dar kažką. Bet tai integracija ir reikalinga tokių pažengusių, nuoširdžių tikinčiųjų, kurie tikrai domisi raštu, kurie geba neteisti, o iš tiesų supranta, kad jie iš malonės dovanai yra, sakykime, išgelbėti arba sutikta malonė, sutaikinti su Dievu, ar ne? Ir šitą žinią jos įtraukia ir jie daro ne dėl to veiksmus arba gilinas, kad būtų išgelbėti, bet dėl to, kad jau yra ir dėl to, kad jau patyrė šitą malonės ir meilės šitą antplūdį. Ir aš tada integruojuosi visuomeniai ir atnešu per savo gyvenimą, per savo elgesį, atnešu tą šviesą. Sako, Jėzus sako, aš esu pasaulio šviesa, ar ne? Ir jūs esate, sako, pasaulio šviesa. Tai ir neškite šitą šviesą. Sako, niekas neužvažė degančią dagčio. Galiu pasakyti, kad būtent dažnai mes užvažiam kaip tą dagtį šitom bendruomenėm. Jeigu tu bažnyčiai, tai tu tipo esi išgelbėtas, tu užgoži, nes tu neišneši šitos šviesos į išorę neteisdamas. Būtent per Naujojo testamento kampą. Čia mes galime vystyti. O dabar, jeigu grįžtant, ką daryti, tai reikia ieškoti šitų tų formų. Reikia pirmiausiai suvokti, kad į pastatą gali tik suvaryti laikinai, privilioti kažkuo, bet žmonės turi sąmoningai norėti būti šitoj bendrystėj. Lygiai tas pats grįšiu, kas yra malonė, malūnininkai. Malonė tai ir yra sąmoningas apsisprendimas arba mano reagavimas į tai, kad aš jau esu priimtinas. Statyme aš turėjau kažką padaryti, kad būčiau priimtinas, o čia aš esu priimtinas, aš nepelnytai gavau tai ir mano būtent reakcija arba kaip atsakas, į meilę tu atsakai turbūt ne neapykantą, o meilę, ne? Į smurtą, dažniausiai smurtu, ne? Tai atsakas ir yra sąmoningas mano noras pažinti ir per pažinimą keisti savo supratimą, kaip ir Paulius sako, savo mąstymą, suprantant, kokios prigimties dabar mes visi esame. Tai taip išeina, tai tu labai aiškiai ir pasakai, tada išeina, kad šiuolaikinė bendruomenė, kuri tada nori privilioti arba paskleisti gerąją žinią, turi keisti retoriką, turi keisti žodžio transliacija šiuolaikinė kalba visais įmanomais būdais, radijo, televizija, video tarnavimas, kuris galbūt gali šiai dienai žymiai daugiau apriepti žiūrinčiųjų ir tada galbūt į tą vietą, lokalią vietą pasirinktą susibūrė žmonės, kurie gali būti atgaivinti arba atrasti tą vieną mintį ir galbūt buvo pasyvumas, galbūt atsiras ir tas pats vadinamas baptistinis šokis iki išprotėjimo. Jisai nėra kaip forma, nes formas... Kaip aš sakau, mąstyk, ką sakai. Mąstyk, ką sakai, šokis iki išprotėjimo. Irgi mąstyti, tas irgi mes ne iki išprotėjimo. Aš galiu pasakyti, kodėl aš taip sakau, nes šokis kada iki pasitenkinimo, sakyčiau, didelio. Taip, bet tu matai, kaip yra. Bet matai, forma
pasiekimas Dievo arba ta ekstazė yra šokių. Aišku, tai yra... Kitas, nebūtinai šokių, kitas dainavimu, ar tu kitas esi sportavimu. paskutinį kartą, kada matęs charizmatinį tų laikų atsimeni, kokie buvo griuvimai ir kokie buvo pasireiškimai. Bet žiūrėk, tai grįžkime prie bendruomenių, nes mums irgi tai mes yra to laiko aktualu, jau... Tai mes į bendruomenės... Tu labai viską labai pasakė, mes nieko čia daug nesulibdysime. Turi būti žinia ta, kuri yra... Bet pokytis prasideda iš vidaus. Ir mes pasakome, mes vaikštom, neužgoždami savo... Mes esame vaikščiojantis pokytis. Taip. Ir mūsų pokytis mumise, kiekviename iš mūsų, arba bendruomenių vyresnėje, arba pastoriai, lyderiai, va čia turi vykti tas transformacinis, transcendencinis, daugelis sako, kvantinis supratimas, kad aš esu Kristui ir kiekvienas žmogus yra Kristui. Aš turiu keisti savo supratimą ir tą pokytį atnešti žmonėms, retorika kitokia. Turi būti bendraminčių, vienminčių susibūrimas. Tu neatvesdinsi iš baimės, mažai ką jau beatvesdinsi. Aišku, pataikys. Bet iš principo aš manau, kad natūraliai tas pokytis, kur vyks bendruomenių lyderiuose, jisai natūraliai vėl kažkokią formą suburs tos bendraminčius. Dirbtinai daug ką galima padaryti, bet aš manau, kad, va tiek, kiek tu sakai, medijos ir kanalų ir visa kita, visko yra, žmogus šiandien puikiai gali pasirinkti, ką jisai nori. Bet čia yra esmė, kad dabar iš viso šito informacinio šurmulio, atrinkti tą pagrindą, žinai, kuris tave statydintų kaip vertybinį pamatą, o ant viso kito toliau yra gyvenimas. Toliau yra darbai, šeima, aišku, yra aplinka ir visa kita. Bet tavo kaip asmens. Va čia yra esmė, kokį pamatą tu dedi savo vertybinį, tokį gyvenimą ir, aišku, toliau judės. Aišku, aplinka turi įtakos, tada aplinka turi mokėti pasirinkti. Ir kad išliktų, aš manau, kad išliktų bendruomenės su įvairiais tikėjimo pasireiškimas, man atrodo, dar vienas iš tų faktorių, kad jie tada turi suprasti, kad toj lokalioj vietoje arba bendruomeniai visi pliusai ir minusai, jie tada turi būti pakelti, tu jas turi tada nepasipiktinti ir išeiti ir pasakyti, man čia, žinai, manęs čia nepaglostė, arba aš matau kitaip. Yra tas vadinamas kaip ir mūsų šeimose, yra ir gerų, ir galbūt nelabai gerų dalykų, bet mes juos ką darome, mes juos traukiame, mes sprendžiame šitos klausimus, tai turbūt neužsidaryti, lengviausiai išeiti ir pasakyti, žinai ką, čia nepavyko tas variantas. Mes juk turim tie, kurie ir kanalą seka, ir turbūt vis tiek yra jau ne pirmus metus įtikėję ir jie yra ir nusivylę, ir vėl prikelti, ir vėl einam, ir mes iš to ištikėjimo į tikėjimą visų to nauja kažkokia tai... Iš šlovės, iš šlovę. Čia vadinasi iš šlovės, iš šlovę. Nereikia, aš galvoju, tikrai nereikia bijoti tam tikrų pokyčių, nes čia yra pokyčio laikmetis. Tu pasižiūrėk, kaip viskas keičiasi. Iš esmės keičiasi, jeigu žiūrėti geopolitinę situaciją. Galios centrai stumdosi, kas negalėjo net pagalvoti keletą metų atgal. Netgi metus atgal negalėjai pagalvoti, kad mes šiandien gyvensim tokio geopolitinėje situacijoje. O kas tai iššaukia? Tai tikrai ne Kristaus. Vėlgi grįžkime prie to, kad prisiskaitę, kad Kristaus ateimą. Čia toks dirbtinas paspartinimas. Tai davai sukeliam karus, kivirčius, ir Kristus tipo ateis gelbėt. Ne. Apsigauname, Kristus ateis karaliauti, kai bus taika ir ramybė, nes jis yra ramybės kunigaikštis, skaitykime, ne karo, o mes prisiskaitę, kad jis karo dievas, ten vardų 12 ar kiek ten dievo prikuriam, jis ateis žudyti, naikinti, apreiškimo knygą prisiskaitę žmonės. Tai plauk, apreiškimo knygą prisiskaitė, o Kristų vėl pametė, tas, kuris gydo, tas, kuris išgelbėjo visus, o paskui vėl visus trečdalį trenks į žemę, naikins ir kraujų klanas pasileis. Mąstykime vėlgi, man kartais verda kraujas, kaip iš tiesų žmonės, tiesiog neatskiria, suprantate, viskas sudeda. Tai iš ko ir gaunasi, kad realiai šitą apokaliptiką žmonės patys ir iššaukia. Kaip gyvensi, taip ir turėsi. Eisi karu, eisi kariaudamas, kerštaudamas, tai tą ir susilauksi.
Meilė įtraukia, vilioja, meilė statydina, meilė ugdo. Nu tai va čia ir yra, laiške Efeziečiams mesgi grįžtam prie bažnyčios, nu ir sako, kad jisai paskyrė vienus apaštalais, pranašais, evangelistais, ganytais, mokytais. Koks tikslas? Išlavinti šventuosius, tai yra žmonės tarnavimo darbui. Kokiam tarnavimui? Nu tikrai ne kažkam, o vienas kitam tarnavimui, patarnauti. Jėzus pats pavyzdį parodė. Sako, jūs mane vadinat mokytoju, arba viešpačiu ir gerai darote. O tai dabar žiūrėkite, tas jūsų mokytojas ir viešpats ką darys? Jisai klaupiasi ant kelių ir plauna jums kojas. Viešpats, mokytojas plauna kojas. Tai jūs, sako, irgi tarnaukite, va taip vienas kitam. Tas, kuris stipresnis, patarnauk silpnesniam. Nu tai va, kad išlavintų Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę. Kiek tos vienybės yra? Dar trūksta. Tai va siekiame tos tikėjimo vienybės. Ir va dar toliau, ir Dievo sūnaus pažinimą. Viskas per pažinimą, nors ten mes galėtume grįžti apie pažinimo medį. Tu pabaigė žodį citatą pažinimas, tai aš ir kviečiu jau laidai beveik einant į pabaigą, kad mes susifokusuotume ir pradėtume matyti Jėzus nupieštą ne futuristinį, ne kažkokį padavimais, palyginimais grįstą tikėjimą, bet tikrą tikėjimą, kurį jau po to galėjo išanalizuoti apaštalas Paulius ir kiti apaštalai, davedė iki to vadinamo sukramtyto suvokimo. Nes aš manau, kad netgi tame laike jiems sproginėjęs, man atrodo, kad mes, jeigu su taim būtume, mums taip pat šaibos išeitų, mes nesuprastume to viso vadinamo istorinio plano, geopolitinio plano, ką Kristus atnešė per malonės evangeliją. Ir dabar tik tai vadindami istoriją mes galim kritikuoti ir galbūt pasakyti pašaipių žodžius, kažkaip, bet mes esam šitam laikė, neduok mums Dieve pradėti tą nesąmonę vėl kartuoti, nes mes daugelį dalykų mes darom dirbtinai, paimdami tas visas 66 knygas ir mes ją sakom, kulpa mea kulpa, tai bus tiesa. Tai jau šitas nesąmonės įtakotas šiandieninės geopolitinės situacijos. Va čia ir yra. Ir čia reikia prisimti atsakomybę, aš sakyčiau, labai tikintiesiems, krikščionims, kurie save vadina. Iš tiesų, va šitos apokaliptikos nesukelti dirbtinai, nes niekas nepasikeis. Toliau murkdysimės. Mes tik tai atitolinsime, prailginsime Kristaus atėjimą iš principo. O jeigu žiūrėti amžinybės perspektyvą, Arvydai, nu tai pažiūrėk, kaip gražiai per 2000 metų vis tiek pažiūrėk, koksai žmonijos augimas, tos sąmoningos žmonijos, ar ne? Kažkada dar 100 metų atgal, net tiek nereikia, viena tauta buvo vergai, net žmonėmis nelaikyti, dabar visi laikomi žmonėmis, pažiūrėk, koks pokytis yra. Mums čia žiūrint, ar ne, per įpratus nugyventi tik šitą tam tikrą atkarpą laiko, o mums atrodo, wow, kaip čia jau ilgai viskas tęsiasi, o jeigu žiūrėti amžinybės perspektyvai, Tai ką, Rolandai, kreipiuosi į žiūrovus, jūs parašykite savo nuomonę, kas turėtų įvykti arba ką turėtų daryti, arba mes turėtume padaryti, kad šiuolaikinė bažnyčia arba bendruomenė augtų, jinai netrauktųsi. Kad jums būtų patrauklu, kad norėtumėte burtis. Kad jinai plėstųsi ir visada parašiau įdomų citatą, įdomių ir įžymių žmonių. Šiandienai pas mumis yra, dar to nebuvo, bet pas mus yra čia jau vaizduotės klausimas jau. Borisas Pasternakas. Ir kada ieškau kažkokių tai tokių įdomių žmonių, mane sudomino jo biografija. Buvo atsidavęs komunistiniam visam oliam statymui, labai žavėjusi Leninu. Ir buvo tokio komunistinio rašytojas, vertėjas su tokiu užtaisu, bet pamatė, kad šitą sistemą, kuri deklaruoja tos gerus naratyvus ant popieriaus, lozunguose, kad gyvenime tai neveikia, kad tai yra falšas. Metasi į tikėjimą ir gauna, parašo kūrinį, jau įvertinęs visą savo gyvenimą, daktaras Živago, toks yra kūrinys, žymus, už kurią jisai gavo Nobelio premiją, kurią jisai negalėjo net atsiimti, nes
režimas pasakė, jeigu tu važiuoji, tu ir išvažiuoji. Nu, jis mylėjo savo šalį. Ir jo tokie žodžiai, va čia yra kodėl mane sudomino jisai, kad jo ta transformacija kaip apaštalo Pauliaus, jis buvo režimui atsidavęs. Turėjo sąsajų ir su žydais. Ten įdomi jo istorija, man patiko. Ir jo žodžiai tie, kada jis jau suprato, kur buvo veltui leidžiamos jėgos arba jo visą gyvenimo filosofiją, jisai parašo tokius žodžius. Evangelija tai ne taisyklių knyga. Tai siūlymas gyventi taip, kad mirtis neturėtų valdžios tau. Tai kvietimas į puotą. Kviečiu visus į puotą, nes daugelį mes prasilenkėm su tiesa ir su gyvenimo puota, kur yra visiškai čia šalia. Mes kartais bėgame, ieškome, laikomės to vadinamo sąvado arba tos konstitucijos. Bet taip ir prasilenkėm su tikruoju, kuris teikia šitai puotai, žavesi ir grožio. Ten mes valgome, ten mes prisisotinam, ten mes prisigeriam ir netrokštame. Galbūt taip perfrazuotai. Linkiu visiems būti šitam kely, atradimo kely, dalyvauti kiek įmanoma daugiau puotoje, kaip poetas pasakė, nes gyvenimas ir yra puota. Puota būti čia kartu su tavim, Rolandai, su jumis ir dalyvauti šitam pasidalinime. Taigi laukiame jūsų kitoje laidoje ir kaip visada sakau, bus turbūt tikiuosi bus įdomu. Taip, potaukime. Sudie brangiai, iki susimatymo mūsų laidoje.